Labas vakaras, esame, kaip tik dalyvavom mitingė tam visam, reiškia, dėl visos tos problemos antisemitinio to Žemaitaičio išsišokimo ir dėl tų koalicijos tokios, kur malonu, kad yra žmonės, daugelis pergyvena dėl šito. Jūs prisistatykite, prašau. Marijonas Bieliauskas, pensininkas, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos narys, gyvenantis Vilniuje, vieną koją, kitą koją Palangoje. Malonu, malonu. Atvykę esam čia, reiškia, tam, kad palaikyti tas idėjas, kurios yra aikštėje. O ta idėja, mano supratimu, yra tokia, kur aš esu jau sakęs su kolegai, kad atspindi, kad žmonės nebijokite priešų, kadangi jie blogiausiu atveju gali jūs užmušti. Žmonės nebijokite draugų, kadangi jie blogiausiu atveju gali jūs išduoti. Žmonės bijokite veidmainių, kadangi jiems esant vyksta ir žmogžudystės, ir išdavystės. Šiandien mes matome, kad valdžioj yra veidmainiai. Reiškia, jeigu Konstitucinis teismas pripažįsta, kad pažeidus Konstituciją, reiškia, ir gresia pašalinimas iš Seimo mūsų vienam veikėjai, tai jisai duoda naują priesaiką ir lygtai, suprantate, apsiplauna naują priesaiką davęs, lyg iš naujo neliestų tas praeities šleifas ir visa kita. Bet mes ir matom čia veidmainystės paveikslą, kai deklaruoja vienas vertybės, elgiasi visiškai kitaip. Ir šitoj vietoj, reiškia, tai gali paslėpti vieną dieną, bet nedaugiau. Ir čia ta žala, kuri padaroma tokiais veiksmais, reiškia, prieš pasaulį, taip pavadinkime, prieš mūsų partnerius, kurie turi supratimą tokį, kaip ir mes turime, dorovės, reiškia, teisingumo. Tai čia tas veidmainiškumas, jisai žudo mus pilna ta žodžio prasme, kadangi praras pasitikėjimą yra labai lengva, jį atstatyti yra sudėtinga. Tai vat, dėl to mes esam čia. Malonu, malonu. Kaip jūs tą visą problemą paštininkų, kad kaimo žmonėm, kad panaikino paštininkų tarnybą, papasakokit, prašau, kaip jūs mąstot apie tai visą. Aš mąstau apie tai labai paprastai. Aš prisimenu vienos partijos lyderės pasakytų žodžius. Mes dėl žmonių darom. Tai va, pensininkai irgi yra žmonės. Ir jie turi savo lūkesčių, turi savo norų. Ypač kaimo vietovėse gyvenantis, kur nutolę nuo miesto, kur nėra, reiškia, paštas, tai yra didžiausias tinklas Lietuvoje, prieinamiausias žmonėm. Ir paštu pensijas gali gauti tik tai neįgalūs žmonės ir sulaukia virš 80 metų. Kiti suvaryti į bankus, čia nėra skirtumo, kokia vyriausybė buvo, man atrodo, tai tuo metu buvo socialdemokratų vyriausybė. Reiškia, bet konservatoriai irgi nieko nepadarė, kad atstatyti tai. Bet ir šiandien mes turim tą situaciją, kad pensininkas negali pasirinkti, kad jam pristatytų pensiją paštu. Reiškia, aš sutinku sumokėti eurą vietoj banko palaikymo sąskaitoj eurą mokantis. Reiškia, aš sutinku laukti to paštininko, reiškia, kuris atneš ir aš su juo pabendrausiu. Turi būti pasirinkimas. Pensininkas su savo pinigais turi spręsti, ar jis banke laikys, ar pašte laikys sąskaitoj, reiškia, kas buvo anksčiau. Dabar tas panaikinta. Ir va tada klausimas, kur ten anksčiau buvo toks vulgarus pasakymas, lietuvėlė tu mana, sulindai į rusų šitą vietą, ne? Taip. Tai dabar tą vietą pakeitus į banko. Taip, taip. Tai va čia tik banko interesas yra, reiškia, ir mes matome, suprantat, kaip visi bankam tarnauja. Nors tą klausimą, apie kurį aš šneku, gali spręsti Socialinės apsaugos darbo ministerija, turėdama sodroje, valdyboje savo skirtus ten ar 4 ar kiek narių ir priimti tą sprendimą. Žmogus sprendžia. Man mieste patogiau su banku dirbti, aš ir dirbu, sąskaitą turiu, pensiją ten pervedti. Kaime man patogiau, kad paštas atneštų. Vat, ir tegu neša, tuo labiau, kad aš sutinku apmokėti ten tą eurą, reiškia, už tą paslaugą. Kam nuo to blogai? Niekam. Pensininkam gerai. Kodėl nedarom? Dėl žmonių mes darom. Ačiū Jums. Ačiū Jums, malonu už nuomonę, už aktyvumą, ačiū Jums.